Labas, džiaugiuosi, kad sveikinuosi su tavim vėl penktadienio pokalbių laidelėje. Šiandien pasidalinsiu apie gyvenimo projektus ir jų valdymą. Kiekvieno mūsų gyvenimas turi begalį įvairiausių sričių. Sveikata, darbas, santykiai, namai, hobiai, artimieji, laisvalaikis, asmeninio augimo įvairiausių projektai, kuriuose tu dalyvauji, galbūt kažkokia tai savanorystė. Ir tos skirtingos gyvenimo sritis, jos ir sudaro visą mūsų gyvenimo visumą. Jeigu žiūrim į gyvenimą kaip tiesiog į tų sričių visumą, tai yra vienas dalykas. Mes tarsi, taip viskas kažkaip tai vyksta. Jeigu kiekvienoje srityje mes prisiemam savo asmeninę atsakomybę už tą sritį ir tada pamatom, kokiegi toj srity projektai yra, kuriuos mes darom. Ir čia yra labai svarbus dalykas, kad aš tai darau, aš tai pasirenku daryti. Kaip labai gražiai pasakė Stefanas Covey, kad svarbiausia yra neteikti pirmenybę tam, kas yra jūsų tvarkaraštyje, bet suplanuoti savo prioritetus. Taigi, jeigu tu suplanuoji savo gyvenimo prioritetus taip, kad gyvenimas būtų pagal tave, o ne tai, kad tu bėgioji pagal visas užduotis, kurios atbėga iš visų gyvenimo sričių. Ir tada gaunasi, kuri gyvenimo sritis šiuo metu stipriau mane veikia, ten aš ir skiriu savo dėmesį, savo energiją, savo laiką. O jeigu aš valdau savo gyvenimo projektus, tai reiškia, aš esu ir yra mano gyvenimas. Yra skirtingos sritis to gyvenimo ir yra skirtingi projektai. Kiekvienas sritis gali turėti galbūt po keletą projektų arba vieną kažkokį tai esminį, kuris visą tai apjungia. Ir tai reiškia, kad už kiekvieną projektą aš prisiemu atsakomybę. Aš šitą projektą valdau. Tai nebūtinai yra tas projektas, kaip projektas yra suprantamas standartiniam projektų valdyme, nes čia yra, kaip aš sakau, gyvenimo projektų valdymas. Tai reiškia, tai yra mano gyvenimas ir mano gyvenimo projektai, kuriuos aš išskiriu ir kuriuose kažko tai siekiu. Tik turiu savo norus, turiu savo tikslus, turiu savo rezultatus. Tuos projektus valdyti yra svarbu kodėl. Kad jeigu ne aš, tai klausimas, kas tada valdo mano gyvenimą. Visų pirma, jeigu nori būti kūrėjų, savo gyvenimo šeimininku ir turėti tą jausmą, kad gyvenimas priklauso nuo manęs, aš kuriu savęs vertą gyvenimą, kuriame galiu realizuotis pilnai, dėka to, kad valdau savo gyvenimo projektus. Nes kaip Džekas Velchas gražiai pasakė, kad valdykite savo likimą arba kas nors kitas jį valdys. Tai iš tikrųjų yra labai labai smagu karts nuo karto pasižiūrėti, kaip vystosi mano projektai, ar aš turiu gyvenime projektų ir aš tiesiog gyvenu gyvenimą taip, kaip jis gaunasi. Jeigu aš gyvenu gyvenimą taip, kaip jis gaunasi, ir man tame yra gerai ir aš džiaugiuosi rezultatais, tai viskas yra puiku. Bet nes tau nieko šiuo metu nereikia naujo ar papildomo daryti. Jeigu tu žiūri į savo gyvenimą ir matai, kad kažkaip tai, kažko dar trūksta, kažkas ne taip, kažkodėl tai nėra pilnatvės, nors viskas yra galbūt labai gerai. Tada yra tas dalykas, kad galbūt yra laikas sustoti ir pasidaryti savo gyvenimo projektų reviziją. Aš mėgstu šitą dalyką turėti tokius 3 savo per metus atskaitos taškus. Tai nauji metai, kada visi persižiūri savo tikslus, kelia savo rezoliucijas, pasirenka naujas afirmacijas naujiems metams, tam, kad tai yra labai labai fainas ir geras laikas, kai visi kartu tą daro, yra bendra tokia palaikanti tam energiją. Tada tikrai labai labai rekomenduoju pasinaudoti tuo. Kitas metas yra ruduo, kai po vasaros jau vėl grįžti į kažkokią tai didesnę rutiną, nes mažiau laiko gamtoje, daugiau laiko namuose, daugiau laiko veikloms ir kitiems projektams, tada pasižiūri, kad kaip visą tai susidėlioti vėl, kurgi aš esu.
Ir taip pat aš turiu gimtadienį, kuris yra birželio mėnesį, tai man toks gaunasi kaip mokslo metų pabaiga, nors jau daug metų nesimokau mokykloje ir universitete, bet kadangi mokausi pastoviai savo gyvenime, tai man labai patinka peržiūrėti kaip mokslo metų pradžia, mokslo metų pabaiga ir metų vidurys. Ką aš tada darau? Aš tada atsisėdu ir pasižiūriu į savo gyvenimą, surašau visus savo gyvenimo projektus ir matau, kur aš judu. Ar vis dar bendras visas mano gyvenimo ketinimas, link ko aš judu, ar jis vis dar susijęs su visais projektais, kuriais šiuo metu aš užsiemu, kaip jie susiję. Ir visų pirma, pradedu nuo prasmės jausmų. Tai yra, kad aš atrandu prasmę kiekvienai savo gyvenimo sričiai, kuri yra. Ta prasmė, kuri man šiuo metu yra gyva, tai, kas man yra tikra, tai, kas man yra prasminga. Ir jeigu taip aš apimu visus savo gyvenimo projektus ir jie visi man prasmingi, mano bendrai gyvenimas tampa prasmingas, kiekvienas mano veiksmas tampa prasmingas. Kitas dalykas, ką aš darau, aš apžiūriu kiekvieną tą projektą. Kaip jis juda, kaip jis gyvena ir taip toliau. Bet aš jį apžiūriu ne tuo mūsų tokiu įprastu tiesiog rezultatų įsivertinimo prasme, bet aš apžiūriu tai kitokio mąstymo dėka, erdvinio mąstymo dėka, erdviškai apžiūriu. Nes labai paprastai kartais mes galim žiūrėti savo gyvenimą ir matyti, kad yra kažkoks tai tikslas, ar ne, ir linija, ir taip turiu atkeliauti. Nebūtinai, kartais mes keliaujam taip abstrakčiai, aplinkui, šiek tiek kitaip, nes ir gyvenimas, ir visi mūsų gyvenimo projektai, ir visos gyvenimo sritis, jeigu visą tai apimti, tai nėra tiesiog žodžiai, tai nėra tik paveikslėliai, tai nėra tik tai skaičiai, tai yra daug daugiau, tai yra visuma tam tikrų neapčiuopiamų dalykų. Bet gyvenimą paimti ir taip pat kaip visumą valdyti yra pakankamai sunku, dėl to mes jas skaidom į sritis skaidom į projektus ir tada jau turim galimybę valdyti. Valdymo būdas, kurį aš naudoju, ir lygiai taip pat netrivialus, netoks paprastas. Dėl to reikia įvaldyti, norint valdyti, reikia išvystyti gebėjimą mąstyti apimtiniu būdu. Tai reiškia plačiau, daugiau, giliau už žodžių, nes gyvenimas nėra tik tai žodžiai, gyvenimas nėra tik tai veiksmai, kuriuos mes atliekam, tai yra ir tai, ką mes patiriam tuo metu, kol tai darom. Tai yra ir tai, ką mes išgyvenam, ką mes jaučiam, juntam, daug dalykų žodžių ir kartais ir tas valdymas nesutelpa į šitos paprastus dalykus. Nes mums taip norėtųsi viską paprastai aprašyti, išdėlioti ir sustruktūruoti, bet ne, mūsų gyvenimas yra apimtinis. Dėl to labai svarbu, tam, kad mūsų gyvenimo projektai valdytųsi sklandžiai, kad mes turėtumėm aiškų fokusą, turėtume motivaciją savo įvairioms gyvenimo sritims ir užduotims, kurias mes ten turime, kad gebėtumėm valdyti savo laiką ir jį išnaudoti, kad turėtumėm progresą savo gyvenime, kad paskirstumėm efektyviai resursus, kad būtumėm atsparus pokyčiam, nes pokyčiai irgi nuolatos vyksta ir viskas kinta, kad augtumėm asmeniniam augime savo ir tobulėtumėm, yra labai svarbu išlavinti tam tikrus įgūdžius, kurie yra kertiniai baziniai gyvenimo projektų valdymui. Tai norint valdyti savo gyvenimo projektus, svarbus yra vidiniai resursai. Visų pirma, mes atsiremiam į savęs pajautimo jausmą. Tai yra savitapatumo jausmą. Kad aš galiu save išskirti iš aplinkos, aš galiu išskirti savo norus nuo kitų norų, aš galiu stebėti viską visiškai iš šalies. Netgi savo norus, netgi savo mintis, netgi savo pojūčius, savo emocijas. Visą tai, ta prasme, kad aš tampu šeimininku, atsiranda toks aš jausmas. Jį labai sunku nusakyti, jį galima patirti. Tai ir jį galima išlavinti. Kur esu aš? Ta akimirka, kai tu nurimsti, grįžti tik į save
Ir tada jau tu žiūri į savo gyvenimą, o neįkritęs į kažkokią tai savo gyvenimo rolę, apžiūrinėjai visas kitas, tada ten, jeigu šiuo metu aš esu darbuotojas, tai aišku, kad sveikata nėra tokia svarbi, jeigu aš šiuo metu esu santykiuose, save sutapatinus su santykiais, tai tada visos kitos sritis nėra tokios svarbios ir veiklos galbūt nėra svarbios ir kažkas tai ir taip toliau. O jeigu tiesiog yra aš kaip aš jausmas, tada aš galiu visas savo gyvenimo sritis apriepti. Ir išskirti projektus ir juos valdyti. Kitas labai svarbus įgūdis yra dėmesio valdymas. Apie dėmesio valdymą ir kodėl jis svarbus, aš jau pasakojau antrojoje laidelį penktadienio pokalbių. Ir, žodžiu, dėmesys yra toks kertinis įgūdis. Ir jį labai svarbu yra išmokti, išlaikyti padalintą dėmesį. Nes dažnai mūsų dėmesys yra išsklaidytas, išskaidytas, kažkas kitas valdo mūsų dėmesį. Tai susigrąžinti savo dėmesio valdymą savo. Kad ir kas bevykstas mano gyvenime, aš turiu savo vidinį resursą dėmesį. Dėmesys iš tiesų yra pats didžiausias mūsų vidinis resursas, kurį išlavinus keičiasi viso gyvenimo kokybė, realiai. Kitas dalykas yra svarbu turėti vaizduotę. Išlavintą, kuri yra valdoma vaizduotė, kad jinai priklausytų nuo mūsų. Ir jeigu mes turim tą vaizduotę, tada mes galim įsivaizduoti. Netgi kartais būna žmonės, kad stringa su norais, su savo svajonių netgi neturi. Jie negali įsivaizduoti tam tikrų situacijų, kad jos pasibaigia pozityviai. Ir tam yra svarbu turėti vaizduotę. Vaizduotė, kuri sudeda kuo daugiau detalių, kuo daugiau apimčių ir kuo daugiau smulkmenų, kurios padeda sukurti tą jausmą, kaip gali būti, kaip būtų, jeigu jūsų projektai realizuotųsi maksimaliai, koks gyvenimas jūsų galėtų būti, jeigu jūs realizuotumėt visą tai, ką norite. Ir aišku, to neužtenka, reikia sekantis dalykas, reikia mokėti mąstyti. Nes aš esu čia, kur esu, o noriu kažkur tai būti kitur. Ir čia labai svarbu yra mąstyti, kaipgi tai padaryti. Ir mes turime įvairiausius mąstymo akligatvius, kur mes stringam, įpročius mąstymo, linijas tokias tam tikras, kuriuose mes užstringam. Ir užstrigę mes tada jau niekur negalim toliau pajudėti. Tai jeigu mes norim ir valdyti savo gyvenimo projektus, mums yra svarbu mokėti mąstyti. Ir mąstymas, apie kurį aš dabar kalbu, yra apimtinis mąstymas. Tai yra mąstymas kokybinių struktūrų metodų. Tu mąstai ne kiekiais, ne žodžiais, o tu mąstai visai kitų būdų. Bet apie tai papasakot nėra taip paprasta, kadangi ten yra be žodžių. Todėl reikia tą patirti ir galima to išmokti. Nes gyvenime mūsų irgi yra labai labai daug dalykų, smulkmenų, kurių mes nematom žodžiai, negalime įvardinti žodžiais, tai tiek žodžių nėra, tokių žodžių nėra ir visą tai nesusideda į tam tikrus žodžius. Dėl to apimtinis mąstymas yra labai svarbus dalykas. Tai va, 4 tokie kertiniai įgūdžiai sklandžiam jūsų gyvenimo projektų valdymui. Jeigu jums įdomu, kaip sklandžiai valdyti savo gyvenimo projektus, tai aš labai kviečiu į nemokamą kurso Hiperkubas sklandus gyvenimo projektų valdymas pristatymą, kuris vyks jau spalio 5 dieną. Ir jis yra nemokamas, jo metu aš papasakosiu apie patį kursą, kaip jis vyks, apie instrumentą, kurį jūs įgysit vidinį. Labai gerai yra frazė šitogi Samo Ovenso, kad investuokite savo laiką į dalykus, kurie toliau duos grąžą ilgai po to, kai investuosite. Tai vidiniai instrumentai, jų išlavinimas, išlavintų instrumentų kokybės vidinės palaikymas yra iš tiesų tie dalykai, ką verta investuoti. Kaip sako, geriausia investicija tai yra investicija į save. O ką reiškia investuoti į save? Tai vienas dalykas investuoti į save, duoti kažką savo faino ir malonaus šiuo metu kažką tai patirti. Kitas dalykas investuoti į savo žinias, į savo įgūdžius, į savo gebėjimus.
ir tai duoda ilgalaikę naudą. Jeigu jūs išmoksit valdyti savo gyvenimo projektus, išlavinsit dėmesį, vaizduotę, mąstymo būdus, savęs jausmą, visą tai liks jums visam likusiam gyvenimui. Tai yra ilgalaikė investicija į save. Tai kurse aš papasakosiu, kokį instrumentą mes įgysim, taip pat kurse, ta visą pristatymę papasakosiu apie kursą, apie jo detalės ir visokius įvairiausius kitus dalykus. Tai labai kviečiu ateiti, atsinešti savo klausimus ir jau dabar galit pradėti galvoti apie tai, kaip atrodo tas jūsų gyvenimas, kaip jūs jame jaučiatės ir ką jūs norit su juo padaryti, kaip jūs norit, kad atrodytų jūsų gyvenimas. Tai užbaigsiu šiandien pasidalinimą tokia citata. Blogos naujienos yra tai, kad laikas bėga. Geros žinios tai, kad jūs esate pilotas, pasakė Michaelas Altušelis. Ir iš tiesų, tik tai klausimas savo nuoširdžiai, sakykit, ar esat pakankamas pilotas, ar turit pakankamai valdymo pultelių, ar visus mygtukus pažįstat savo viduje, kad galėtumėt išnaudoti pilnai savo vidinius resursus. Jeigu jaučiat, kad ne, kad norisi kažką tai keisti, tai kviečiu į kurso Superkubas, sklandus gyvenimo projektų valdymas, pristatymą. Jis yra parengtas, jo praktinė medžiaga yra parengta pagal labai nuostabę, šiuolaikinę, paprastą, laiko nereikalaujančią metodiką, daug laiko išoriškai nereikalaujančią metodiką dėmesio ir vaizduotės ir apimtinio mąstymo valdymą. Tai yra žmogaus vidinių resursų metodika Hiperkube. Ir jos pagrindinis šūkis yra leiskite savo daugiau. Tai yra tiems, kas nori savo leisti daugiau. Jeigu nori savo gyvenime leisti savo daugiau, tai labai tave kviečiu registruotis į pristatymą, susitikim, pasidalinsiu, galėsiu užduoti visus tau kylančius klausimus ir gauti savo atsakymus. Ir pajausti, ar šitas kursas tau. Tai šiandien tiek, iki pasimatymo, arba ketvirtadienį pristatymą, arba kitą penktadienį laidelėje.